Sveiki, taigi šiandien parodysiu Jums, kaip pakuoti teisingai sofą, kad pervežimo metu nebūtų apgadinti jokie kampai, nudrėksti, nes odos gaminiai yra labai brandus ir tiesiog nešant galima kažkur netyčia įbrėžti. Tai naudosim stretch plėvelę. Jeigu pakuojamas vienas, tikrai galite pradėti užsirišti plėvelę prie kojos. Atlaikytųsi. Visą laiką gerai yra įtempt, kad būtų labai gerai supakuoti. Iš tikrųjų matėte, kaip yra atliekamas profesionalus pakavimas, nes tokie baldai kaip šis kainuoja 5000, tai patys suprantat, turi būti viskas saugu, patikima, todėl dar papildomai antram kartui naudosime pledus, tam, kad krovinys, kai bus sukrautas į transportą, niekur nesitrintų ir tikrai 100% išvengtume jokių papildomų įbrėžimų.